Labas vakaras, mėly žiūrovai. Su jumis laida Tai sportas. Šį kartą laidą pradėsime nuo pokalbio su Alytaus Varsos Stronglaso vienu iš vadovų ir trenerių Egidijumi Petkevičiumi. Labas vakaras. Labas vakaras. Bei vienu iš komandos lyderių Žygimantu Misevimi. Sveiki. Taigi vakar iškovojote pirmąjį šio sezono trofėjų ir pirmą Super Taurę klubo istorijoje. Ką jums reiškia šis laimėjimas? Kaip ir visi laimėjimai reiškia tikrai kaip asmeniškai sportininkui, ar tai bebūtų lygos čempionatas, ar tai būtų Lietuvos rankinio federacijos taurė, ar tai kaip vakar buvo Super Taurė, visada yra malonu laimėti kaip žaidėjai. Kas liečia trenerį, aš labai džiaugiuosi, kad Alytaus rankinio vardas tikrai įrašomas paskutiniais metais labai dažnai į rankinio istoriją ir tikrai mes esame vieni iš stipriausių Lietuvoje ir tai labai džiugina tiek mane, tiek žaidėjus, tiek, manau, patį visą Alytų. Žygimantai buvo išrinktas geriausių žaidėjų. Ar malonu būti geriausių komandoje ir gal norėtumėte kažkam už tai padėkoti? Visada malonu. Kažkoks pripažinimas skatina tave vis tiek judėti į priekį, padėkoti pirmiausia, žinoma, komandai, be komandos nebūtų ir tų trofėjų ir asmeninių prizų, žinoma, žiūrovam noriu padėkoti, treneriam, labai dėkui jiems. Žygimantai, vasarą turėjai daug pasiūlymų išvykti svetur, kur tavim domėjosi Europos rankinio superklubai. Kodėl pasilikai į dar Alytuje? Visada yra namų sienos, malonu namuose žaisti, dar gal ateities spėsiu, išvyksiu, bus matyti ateityje visi šitie reikalai. Kaip bebūtų keista, klubas Alytaus Almeidos Stronglasas pavadinimo pakeitė į Alytaus Varsas Stronglasas. Kodėl būtent taip atsitiko? Kiek man yra žinoma, nuo 1979 metų klubas pradėjo gyvuoti pavadinimu Varsa. Ir daugelį metų jisai buvo kaip Varsa, visi žino, kad Varsa, rankinio klubas, dėdukai, seneliai, tėvai ten sportavo, žiūrėjo, domėjosi rankinį ir jie žino būtent, kad ten yra tas klubas Varsa. Gavosi taip, kad šiemet nutarėm jau anksčiau, kirbėjo ta mintis pakeisti klubą, sugrąžinti tą mūsų garsų Alytaus miesto rankinio klubo pavadinimu Varsa. Ir paprasčiausiai šitas naujas projektas ir mes stengiamės jį įgyvendinti ir pradėti naują vėl rankinio puslapio, versti naują rankinio puslapį su vardu Varsa ir vėl džiuginti kaip ir Almeida Stronglasas, kaip ir Maristik anksčiau buvus, visais pavadinimais, bet esmė Varsa išliko Varsa ir visi žino, kad čia Varsa ir mes dabar su ta Varsa siejame ateitį. Kaip komanda sekėsi komplektuoti artėjančiam sezonui? Su kuo gal teko atsisveikinti? Ar klubą papildė nauji žaidėjai? Komanda praktiškai beveik išliko ta pati. Praradom tik vieną iš lyderių, Tadą Stankevičių, kuris išvažiavo į Prancūziją siekti profesionalo duonos ragauti. Mindaugas Pisalga pabaigė sportinę karjerą. Šiaip kitokių pakeitimų, kas liečia išėjimo iš komandos, nėra. Atėjo Lukas Feoktistovas, buvęs Granito komandos žaidėjas Kauno. Toliau atėjo Aivaras Janušauskas, jisai Šviesoje sportavo už Dublerių komandą. Pasijungsim keletą žaidėjų iš mūsų šugdytų sporto mokyklos auklėtinių, tai Roką Kubilevičių vartininką ir atsitraukusios linijos žaidėjus Neda Buronko ir Tomą Straigį. Ir viskas, kas liko. Ko gero, tikslai po praėjusio sezono išlieka tokie patys aukščiausi. Taip, tikslai keliam savo pačius aukščiausius, minimas pas mus yra prizinė vieta. Tikslas toksai, kai bus, pamatysime, bet aš manau, kad bent jau prizinė vieta tikrai mums įgyvendinama šiuo metu, kadangi ganėtinai išlikom konkurencingi, pajėgi po komandą, ką parodė vakar dienos varžybos, kad mes verti ir galim kovoti dėl aukščiausio apdovanojimų. Dėkojame už pokalbį.